Bet yra, reiškia, tiek pokyčių dabar Jungtinėse Amerikos valstijose, kad ir Amerikos visuomenė ir spauda nesuspėja visko suvirškinti ir apdoroti, nes čia yra ir dalis Trumpo, drįsiu pasakyti, klano strategijos ir taktikos tiesiog apversti viešąją erdvę visokiom naujovėm. Tiesiog yra prezidentinių įsakymų tsunamis šiuo metu. Tai ir teismai nesuspėja reaguoti, daugelis šitų įsakymų yra antikonstituciniai. Po Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo skambučio Putinui ir po Amerikos viceprezidento J.D. Vance'o kalbos Miuncheno saugumo konferencijoje į tarptautinę bendruomenę buvo įnešta daug sumaišties ir chaoso. Ir tuo metu beveik visi tapome politologais turintys savo nuomonę. Apie šią situaciją kalbame su diplomatijos profesionale, buvusia Užsienio reikalų ministerijos globalios Lietuvos departamento direktore, buvusia reziduojančia ambasadore Austrijoje, Danijoje bei Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje, bei pirmąją moterimi ambasadore prie NATO, Gintė Bernadeta Damušytė-Damušis. Situacija yra tikrai neraminanti. Ir gal pirmą žvelgsiu į tą situaciją kaip buvusi Amerikos gyventoja. Aš gimus Amerikoje, ten praleidau beveik 40 metų, o vėliau, kaip sakant, jau persikėliau nuolatiniam gyvenimui į Lietuvą. Ir stengiuosi Ameriką aplankyti gal kartą į metus, nes dar liko brolis, dukterėčios, reiškia draugai. Ir kiekvieną kartą, kaip per pastaruosius metus esu aplankiusi Jungtinės Amerikos valstijas, tai stebina labai gilūs pokyčiai. Tiesiog beveik ir net pažįstu šitos šalies. Ir turiu pripažinti, kad tie pokyčiai nėra į gerąją pusę. Ypač tai buvo jaučiama pirmosios Trumpo kadencijos metu. Ir labai jaučiasi gilus visuomenės susiskaldymas, tikrai pasikeitė nuotaikos pačiame Vašingtone, JAV kongrese. Trūksta to, sakyčiau, bendra partiškumo, kur ir demokratai, ir respublikonai galėdavo susikalbėti svarbiausiais valstybės klausimais ir pasiekti bendrą sutarimą. Deja, dabar, reiškia, kas darosi, tai tikrai neramina, ypač po Trumpo pokalbio su Putinu, po, reiškia, Saudo Arabijoje įvykusių atseit preliminarių derybų, reiškia, Ukrainos karo nutraukimo klausimų. Į tą pokalbį prie bendro stalo nebuvo pakviesta Ukraina, kas yra, mano nuomonė, labai didelis strateginis prasižengimas ir klaida. Ir galop, nors, kaip sakant, Trumpo rėmėjai pačioj Lietuvoje, juolab Jungtinėse Amerikos valstijose visą laiką argumentuoja, kad reikia ne per daug dėmesio skirti į Trumpo žodžius, o į veiksmus. Vis vien žodžio galia, ypač politiko lūpomis, yra didelė. Žodžio galia nurodo tam tikrą politikos kryptį, žodis iš politiko lūpų taip pat formuoja visuomenės nuomonę, net ir drįsčiau panaudoti gana aštrų žodį, sakyčiau, tai yra amerikiečių išdavystė. Ir kaip buvusi Amerikos gyventoja šitą labai pergyvenu. Ir galiu pasakyti, tarp mano bendraminčių, reiškia, draugų Amerikoje, irgi yra gana juodos nuotaikos. Jūs užsiminėte apie derybą Saudo Arabijoje.
kad į tas dėrybas, kurios vyksta dėl Ukrainos, buvo nepakviestas pats prezidentas Zelenskis, ar ne? Lietuva buvo nepakviesta į Europos vadovų skubų susitikimą dėl Ukrainos. Kaip tai reikėtų suprasti? Esu girdėjusi, reiškia, apie to, reiškia, sprendimo užkulisius. Iš tikrųjų, Lietuva buvo atstovaujama Danijos. Čia buvo, reiškia, Baltijos ir Šiaurės šalių bendras sutarimas. Ir manau, kad, reiškia, Makronas, organizuodamas tą pokalbį, norėjo apsiriboti mažesnę grupę, reiškia, pačių aktyviausių, reiškia, valstybių. Žinome, kad Šiaurės ir Baltijos šalys yra tarp stipriausių Ukrainos rėmėjų. Tai aš per daug šito ėjimo nesureikšminu. Kaip sakant, čia yra tik pradžia europiečių pasitarimo. Duok Dieve, europiečiai turėtų ryžto ne tik kalbėti, bet ir greičiau veikti, o reiškia, to veikimo tikrai netrūksta iš europiečių pusės, nors prezidentas Trumpas visą laiką aiškina, kad, reiškia, europiečiai nesuteikia gana paramos ir, reiškia, pačiai Ukrainai, ar juolab, reiškia, Šiaurės Atlanto alijansui. Manau, kad čia yra mitas. Europiečiai tikrai, reiškia, daug paramos teikia Ukrainai, bet, reiškia, galėtų imtis ryžtingesnių priemonių ir aš manau, prieis prie to. Aš manau, kad dabartinė Amerikos pozicija suvienys Europą. Iš tikrųjų, su nostalgija prisimenu Reigano laikus. Reiganas tikrai buvo aršus demokratas ir jis pats pirmasis įvardino Sovietų sąjungą kaip blogio imperiją. Jis tikrai tikėjo demokratiniais principais, laisvėmis ir teisėmis. Ir žinome, kad kronika atsiguldavo ant jo darbo stalo. Pats faktas, kad jis yra, reiškia, pakvietęs ne vieną Lietuvos sąžinės kalinį į Ameriką ir priėmęs, reiškia, pas save įrodo, reiškia, jo įsipareigojimą žmogaus teisėm ir pagrindiniam laisvėm. Tai tikrai norisi, kad Amerika ir toliau stotų už tos demokratinius principus. Iš tikrųjų, reiškia, Amerika kėlė pasididžiavimą, nes visą laiką buvo pagrindinis demokratijos ir laisvės šauklys pasaulyje. Dabar dėja matome, kad Amerikos administracijai vadovauja žmogus, kuris tikrai neturi tų pačių, reiškia, įsitikinimų ar nesilaiko tų amerikietiškų, reiškia, vertybinių principų ir tradicijų, ir tas yra sukėlęs, reiškia, sąmyšį Amerikos visuomenėje. Matome iš pasaulinės reakcijos, kaip buvo priimtas jo pasakymas šiandien, kad, reiškia, pati Ukraina yra kalta už karą, kad, reiškia, prezidentas Zelenskis privalėjo, reiškia, anksčiau sudaryti dylą, kaip Trumpas sako, su agresorium, reiškia, Rusijos federacija. Tokie dalykai yra svetimi demokratiniam pasauliui ir jokių būdų, žinai, nėra priimtini. Kalbėdamasi su žurnalistais Miuncheno saugumo konferencijoje, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Putinas gali užpulti NATO šalis jau kitais metais. Manome, kad visos Rusijos divizijos bus Baltarusijos teritorijoje arba iš dalies. Tai bus apie 150 000 žmonių, pažymėjo Ukrainos prezidentas. Jis pridūrė, kad nėra tikras, jog šis didelis junginys pereis į puolimą būtent į Ukrainą. Jie gali eiti kaip į Ukrainą, kaip buvo 2022 metais, arba jie eis į Lenkiją ar Baltijos šalis. Manau, kad Putinas tokią mintį turi, sakė Ukrainos prezidentas. Žinot, Lietuva visą savo saugumo strategiją ir valstybės ateitį statė
ant, reiškia, Amerikos saugumo garantijų. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, ne mes vieni tai darėm. Aš pati, kai ėjau Lietuvos ambasadorės pareigas Danijoje, kur, sakyčiau, galbūt jų požiūris į transatlantinį bendradarbiavimą ir ryšių svarbą yra dar stipresnė už mūsų pačių. Tai nėra abejonės, kad, reiškia, kyla tam tikrą dilemą. Kaip sakant, aš manau, kad Europos šalys dabar turi ieškoti kitų saugumo garantijų savo tarpe, būtent, reiškia, vienytis ir ruoštis patiems blogiausiams scenarijams. Ekonomika, reiškia, dabar Rusijos federacijai yra labai silpna. Nesinori, kad su Amerikos pagalba ta ekonomika stiprėtų ir kad, reiškia, gynybos pramonė tuo pačiu irgi plėtotųsi. Bet aš manau, kaip sakant, tokios grėsmės realybė gali labiau suvienyti Europą ir kitas bendraminčias šalis kaip Australija, Japonija ir kitus, kaip sakant, ieškoti kitų saugumo. Kokius jūs klausimus sprendėte visą tą laikotarpį, kol buvote ambasadoriumi? Aišku, prieš įstojimą į Europos Sąjungą ir NATO, tai stengiamės kuo, reiškia, giliau integruotis į šias organizacijas, ruoštis, reiškia, prisimti šių organizacijų įsipareigojimus, pritapti prie šių organizacijų standartų. Tai reiškia, vyko tikrai daug reformų ir visokių konsultacijų praktinių. Jau buvo toks etapas, kai visas dėmesys buvo nukreiptas į tuos integracijos darbus iki 4 metų, o nuo 4 metų jau buvo, kaip sakant, požiūris jau daryti viską, kad tapti pilnateisėmis kontribuojančiomis valstybėmis, kaip sakant, prisimant visų šitų organizacijų įsipareigojimus ir taip pat, reiškia, kaip sakant, pereinant iš valstybės, kuri anksčiau galbūt imdavo paramą, o dabar, reiškia, jau tapusi kaip ir donorė valstybė, kuri gali, reiškia, ir paremti kitas šalis, kurios išgyvena tuos pačius dalykus. Lietuva visą laiką to siekia ir dvišalių pagrindų stiprindama prekybinius ir ekonominius santykius su kitomis valstybėmis ir, aišku, politiniam lygmenį siekiant bendrų tikslų. Tai, kaip sakant, iš tikrųjų ir visą laiką Europinės valstybės derindavo savo politinius žingsnius ir veiksmus su Jungtinėm Amerikos valstijom, nes supratome, kad iš tikrųjų tas transatlantinis bendradarbiavimas išlaiko tuos standartus, kurie buvo kurti per, reiškia, pastaruosius dešimtmečius, kurie užtikrino ir saugumą, ir taiką pasaulyje, ir tam tikrą, reiškia, ekonominę gerovę savo piliečiams. Dabartinis, reiškia, Jungtinių Amerikos valstijų regresas dėja tikrai, reiškia, kelia nerimą. Visi kalba apie tai, kad Europa yra silpna ir negali pasipriešinti agresoriui. Ar tai yra tiesa? Europa galbūt priprato prie ramaus gyvenimo. Aišku, Amerika tikrai, reiškia, yra daug davusi Europai ir per Maršalo planą ir šiaip, kaip sakant, net ir mano laikais NATO aljanse nuolat buvo primenama, kad Europos valstybės turi daugiau lėšų skirti gynybos finansavimui. Tai man atrodo dabar tai iš tikrųjų čia yra, tampa ir gyvybinių klausimų europinėm valstybėm, kurios iš tikrųjų per ilgai rėmėsi Amerikos gynybinę, politinę ir moralinę paramą tam tikrą prasme. Tai taip, aš manau, Europa yra pajėgi, tik, reiškia, Europa
Europos atvejis galbūt yra sudėtingesnis, nes reikia derinti pozicijas tarp, reiškia, tiek valstybių narių, atsiranda Europoje ir valstybių, kurios nesilaiko tų europinių vertybių, galim įvardinti Vengriją ir Slovakiją. Tarp jų visą tai komplikuoja tą kelią, bet tikėkimės, kad dabartinė krizė iš tikrųjų sutelks europinės valstybės rimčiau į tai žiūrėti. Ar jūs kartais nepagalvojate, kaip jūs elgtumėtės šitoje situacijoje, jeigu būtumėte ambasadorė? Iš tikrųjų, daryčiau viską, kaip sakant, stumti tuos klausimus į priekį. Lietuva iš tikrųjų yra aktyvi valstybė Europos Sąjungoje ir NATO. Aišku, mes esam galbūt mažesnė valstybė, neturinti tokios didelės įtakos kaip tokia Prancūzija ar Vokietija, bet tai nereiškia, kad mūsų balsas nėra išgirstas. Kiekvienas prie stalo turi balsą ir, kaip sakant, su tuo balsu reikia skaitytis ir galima, reiškia, įtaką daryti. Tikrai vyksta labai aktyvus klausimų derinimas. Lietuva nuolat buvo žinoma kaip valstybė, kuri, reiškia, realiai apžvelgia, kaip sakant, padėtį. Kiekviena valstybė atneša savo gebėjimus, savo, reiškia, žinias, savo patirtį prie bendro stalo. Tai manau, kad ir, reiškia, toliau Lietuva tą darys, ypač sprendžiant dabartinę padėtį. Tai aš suprantu, kad tai nepriklauso nuo šalies dydžio, ar ne? Jeigu tu sėdi prie to stalo, tu turi lygiai tokį pat balsą, kaip turi. Turi lygiai tą patį balsą, bet vis vien reikia telkti, kaip sakant, rėmėjus, reiškia, ir ieškoti tų bendrų sąlyčių taškų ir, reiškia, eiti tam tikrą prasme į kompromisus, kad pasiekti, reiškia, bendrą tikslą. Ne visada tai yra lengva, bet, kaip sakant, kiekvienas šalies atstovas gina savo šalies interesus. Privaloma ieškoti bendros kalbos, kad pasiekti bendrą tikslą, kuris tinka visiems. Ko mes čia nežinome, tai, ką žino kita pasaulio dalis. Aptariant padėtį Jungtinėse Amerikos valstijose, tikrai trūksta žinių Lietuvoje. Reiškia, aš ką tik ir grįžau iš kelionės Amerikoje, kur beveik kasdieną žiūrėdavau, reiškia, žinias, sekdavom, reiškia, naujienas, o tų naujienų labai daug. Iš tikrųjų, prezidentas Trumpas pasirašinėja kasdien po keliasdešimt prezidentinių įsakų, kas yra pagal Amerikos demokratinę santvarką gana keista. Vis dėlto, reiškia, yra įstatymų leidėjai ir, reiškia, galbūt čia ir Amerikos buvo lyg šiol stiprybė, kad skirtingos valdžios šakos viens kitą kontroliuoja ir, kaip sakant, kiekvienoje institucijoje yra ir kontrolieriai, kurie prižiūri tą darbą. Deja, prezidentas Trumpas, pavyzdžiui, atleido visus tuos generalinius inspektorius kiekvienoje institucijoje. Tai apie tai man nėra tekę skaityti Lietuvos spaudoje, bet, kaip sakant, aš žiūrau ir tarptautinės žinias ir skaitau kitų šalių spaudą, tai tuos dalykus, reiškia, tikrai yra įmanoma sekti. Bet yra, reiškia, tiek pokyčių dabar Jungtinėse Amerikos valstijose, kad ir Amerikos visuomenė ir spauda nesuspėja visko suvirškinti ir apdoroti, nes čia yra ir dalis Trumpo, drįsiu pasakyti, klano
strategijos ir taktikos tiesiog apversti viešąją erdvę visokiam naujovėm. Tiesiog yra prezidentinių įsakymų tsunamis šiuo metu. Tai ir teismai nesuspėja reaguoti, daugelis šitų įsakymų yra antikonstituciniai. Nerama kelia, kad net ir toks, reiškia, JAV viceprezidentas bando viešoje erdvėje aiškinti, kad prezidentas yra virš įstatymų. Tai galite įsivaizduoti, reiškia, kad sąmoningi Amerikos piliečiai šitą labai pergyvena, aiškiai protestuoja, eina į gatves ir protestuoja šitos veiksmus. Bet problematiška, kad jau visi Trumpo ministrai, būtent, reiškia, sekretoriai įvairių departamentų yra paskirti į, pavyzdžiui, žvalgybos vadovę paskirta politikė, kuri jau nuo seno kartoja Putino naratyvą. Tai padėtis tikrai yra sunki ir su tuo, nenoriu sakyti, reikia susitaikyti, bet, kaip sakant, į tai reikia reaguoti planuojant, reiškia, kaip sakant, mūsų strateginę ateitį. Jau yra sunku pasikliauti. Amerika yra jau prarandanti pasitikėjimą pasaulyje. Man atrodo, nereikia prarasti intelektualinio jautrumo, reikia išlaikyti kritinį mąstymą, nes jaučiasi dezinformacijos įtaka ir Lietuvoje, kaip ir pačioje Amerikoje, nors ne kiekvienas yra linkęs tai pripažinti, reikia žiūrėti į, reiškia, informacijos šaltinius kritiškai. Per daug žmonių pasikliauna socialiniam medijom, kur tikrai apstu yra daug labai dezinformacijos. Bet aš manau, irgi nereikia panikuoti. Aš nenoriu, reiškia, sudaryti tokio įspūdžio, kad viskas yra beviltiška. Tikrai taip nėra. Reikia išlaikyti pusiausvyrą, reikia planuoti į ateitį, reiškia atsižvelgti, kad yra kintantis pasaulis, yra kintantis vertybės ir kad, reiškia, mes turime išlaikyti savo kryptį. Vis dėlto, kaip sakant, aš esu didelė vertybinės politikos rėmėja. Aš manau, tai yra mūsų interesas. Susitarimai, reiškia, politika, teisingumas. Šitą kryptį būtina išlaikyti, reikia burti jau susibūrusias, kaip sakant, valstybės, kurios irgi tuo tiki ir nepasiduoti. Panikai juolab, reiškia, šitai juodai politikai, kuri dabar, kaip sakant, mūsų akivaizdoje formuojasi. Tai. Kiekviena situacija turi ir gerą, ir blogą pusę. Ką mes gero galėtumėm išspausti iš šitos situacijos? Aš manau, kaip sakant, stipresnį bendradarbiavimą, reiškia, su kitomis bendramintimis valstybėmis, susitelkimą pačiame šalies viduje. Deja, kaip paminėjote, iš tikrųjų yra, reiškia, susiskaldymas, o aš kartais, reiškia, pasigendu ypač politinėje arenoje tą pagarbą valstybės tikslams. Yra, reiškia, per daug siaurų partinių interesų, o vis dėlto reikia galvoti apie valstybės ateitį ir susitelkti ties tuos tikslus, kurie, reiškia, padeda valstybei stiprėti, save apsaugoti ir, kaip sakant, klestėti. Aš manau, kad krizėse iš tikrųjų nuolat tai atsitinka, kad, reiškia, būna tie, kurie, reiškia, panikuoja
ir gal, reiškia, tas išgastis jos paralyžiuoja, bet aš manau, reiškia, kaip yra stiprus įsitikinimas ir, reiškia, vienybė, tai galima, žinai, kalnus nuversti.